Šiandien noriu parodyti, kaip prisijungti prie Quizlet kortelių. Tai pirmiausia, nueinam į svetainę quizlet.com. Tada atsiranda šitas gražus puslapis ir mes spaudžiam sign up, užsiregistruoti. Login prisijungti, sign up, užsiregistruoti. Tai mes spaudžiam užsiregistruoti ir tada turim, pavyzdžiui, savo birthday, gimtadienį. Tai dedam gimtadienį savo, nebūtinai čia turi būti jūsų tikras gimtadienis, jei nenorit, nesakykit, bet svarbiausia, kad jisai būtų, pilnametis žmogus. Tai va, tai tada bus geriausiai. Tada turim username, slapyvardį. Tai slapyvardis gali būti bet koks, kokį tik jūs norit. Aš pabandysiu šitą, bet labai abejoju, kad jis yra laisvas ir jis nėra laisvas. Tai va, jeigu parašot slapyvardį, bet jis yra užimtas, tai tada jums parašys your username may only contain letters, numbers, underscores and dashes. Jūsų slapyvardis gali būti tik sudarytas tik tai iš raidžių, skaičių, žemojo brūkšnio ir brūkšnelių. Tai mano atveju aš parašiau raidę E, tai nepatiko. Ir kaip matot, jau username taken, jau jis yra paimtas, a few suggestions, tai keli pasiūlymai. Tai aš parašysiu, noriu tobulėti dash. Tada turiu savo elektroninį paštą. Ir aš čia vedu tokį, koks jūsų ir yra. Tada turiu password, slaptažodį. Tai aš susivedu savo slaptažodį. Čia toliau turiu I am a teacher, aš esu mokytoja. Tai jeigu esat, galite pažymėti. I want to receive news, promotional emails, updates and tips on how to use Quizlet. Aš noriu gauti naujienas, reklaminius elektroninius laiškus, updates būtų čia atnaujinimai ir tips, patarimus on how to use, kaip naudotis Quizlet. Tai mes nenorim tos reklamos. Ir I accept Quizlet's terms of service and privacy policy. Aš sutinku su Quizleto nustatymais ir taisyklėmis ir privatumo politika. Tai šitą mes pasirinkam, nes kitaip mūsų nepriims. Ir tada mums sako arba sign up, registruokis, arba already have an account, login. Jau turi paskyrą prisijung. Tai mes renkamės sign up, mes registruojamės. Ir tada mums atsidarys toksai langas, jis visada atsidaro, nes jie siūlo mums pirkti pasiūlymą ir try it free for 7 days, bandyti jį 7 dienas. Tai mes jo nesirenkam, nes mums jo nereikia. Mes renkamės nemokamą versiją, kur yra or continue to free Quizlet. Arba eikite į nemokamą Quizlet. Va, ir jau čia mes ir atsiduriam. Tai tada galit, jau kai esat čia, yra 2 variantai. Galit nueiti į Facebooką ir pasirinkti savo, nueiti į mūsų grupę ir pasirinkti tą nuorodą, kurią rodžiau mūsų grupė. Tai čia yra 2 pamoka, žodynas. Ir aš paspaudžiu ant šios nuorodos. Galite paspausti, tiesiog aš šiuo atveju nukopijuosiu, nes kitoj naršykliai. Tai nukopijuojam, grįžtam čia. Ir va, ir jau turim iš karto tas korteles ir jau galim mokytis. Dar vienas būdas yra, būnant čia, galima ieškoti mano paskyros, kuri yra noriu žemas brūkšnys tobulėti. Ir tada turėtume atrasti, bet tiesiog čia jau reikia paieškoti šiek tiek. Tai jūsų vadinasi beginner vocabulary 1. Ir tada vėl aš atsirandu tam pačiam lange. Tai kaip jums patogiau. Tai va,
Tai dabar parodysiu šiek tiek, jau jeigu atėjom iki čia ir jeigu iki čia kažkas nesigavo, tai būtinai rašykit man. O jeigu gavosi, tai žiūrim toliau, parodysiu, kaip čia reikia mokytis ir kaip geriausia, aš manau, yra mokytis. Tai viską eičiau beveik eilės tvarka, bet pradėsim nuo flashcards. Tai yra kortelės. Šitas metodas kortelių yra labai reklamuojamas visokių atminties specialistų kaip kažkoks naujas būdas. Tai nemokėkit pinigų ir tiesiog mokykitės nemokamai. Tai va, čia jums pati programėlė parodys tą būdą, kaip efektyviai mokyti žodžius. Tai va, tai viskas yra paprastai. Čia turim anglišką žodį hello. Tada aš sako click hard to see definition. Spauskam kortelės, kad pamatytum aprašymą šiuo atveju, kad pamatytum lietuvišką žodį. Tai spaudžiam kortelės, apsiverčiam, matau, kad hello reiškia sveiki. Tada galiu spausti rodiklę ir įti į kitą kortelę ir sako hi. Hi, spaudžiu ant kortelės, sako labas. Vėl spaudžiu kortelę, how are you? Apverčiu, kaip tau sekasi. Vėl spaudžiu kortelę, puikiai. Tai va, tai pirmą kartą, tai iš pradžių rekomenduočiau bent kartą pažiūrėti, tiksliau vieną kartą iš tikrųjų per akis. Tiesiog peržvelgt, kad jūsų akis jau žinotų, kas čia per žodis. Tada mes turim kitą funkciją, kuri vadinasi learn, mokytis. Tai jau čia pradėsim mokytis. Ir sako answer every term correctly twice to finish. Atsakyk kiekvieną apibrėžimą teisingai 2 kartus, kad pabaigtum. Čia žodžiu sako remaining, tai kiek liko. Familiar, toksai jau susipažinęs esu. Ir master, tai jau esu įvaldęs tą žodį. Ir aš sakau got it. Supratau. Tai ir turim labas ir tada renkamės iš tų 4, tai aš, pavyzdžiui, renkuosi hi. Ir sako correct teisingai. Kaip tau sekasi? Tai 3 žodžiai, tai turbūt bus šitas, ne? How are you? Pirmadienis, Monday. Ir kas būna, jeigu pasakau netaisyklingai, ne? Tai tarkim trečiadienis aš spaudžiu šitą, tai sako man su liūdnu veidu, kad mokykis šitą. Ir mes turim teisingą atsakymą, Wednesday, ir tada turim tokią ikoną. Ir šita ikona yra labai svarbi, nes jinai leidžia jums paklausyti to teisingo garso. Tai va, tai rekomenduoju jį paspausti. Va, tai jums pasako Russia ir tada žinosit, kaip tarės. Čia yra esmė šitos programėlės, kodėl aš noriu, kad jūs ją naudotumėtės. Toliau. Ir dabar, pavyzdžiui, dar sako press any key to continue. Spaus bet kokį simbolį, kad galėtum tęsti. Tai aš galiu arba čia paspausti su pelyte, arba aš galiu klaviatūrai spausti bet kokią raidę ir man leis tęsti. Čia, manau, viskas aišku. Tada mes turim write, kuris yra svarbus, rašyti. Ir tada tos pačius žodžius mes parašom. Tai jau vis tiek praėjus ant tą learn bus lengviau. Ir vėl galim paklausyti. How are you? Čia galiu dar nieko neįvesti, pavyzdžiui. Tai tada sakys man kopijuok atsakymą. Ir aš tada jį pasistengsiu nukopijuoti. Kas tai čia nepatinka? Ai, blogai parašiau, kad... va, neleidžia, ne? Dar galiu spausti don't know, reiškia nežinau. Ir tada vėl sakys, nežinai, tai kopijuok atsakymą tada. Ir aš kopijuoju. Va, tai toksai variantas. Ir toliau yra spell. Pasakyti paraidžiui. Ir sako, it's simple, take what you hear. Tai reikštų, tai paprasta rašyk, ką girdi. Tai tiesiog reikia parašyti, ką girdi. Tai pirmą man pasako. Great. O tada mes jau bandom įrašyti. You sleep longer on Saturdays.
Va. How are you? Ir jeigu aš kažko How are neparašysiu, you? Y-O-U question mark. How are you? tarkim, kad ir klaustuko, tai tada man lieps jau sakyti tai dar kartą. I study English on Mondays. Tai va, tai robotukas su mum fainai šneka. Dar yra testas, bet man smagiausias šiaip būna, aš, pavyzdžiui, kai mokiaudavausi pati, tai aš visada nueidavau į flashcards, tada learn ir tada eidavau žaisti match. O match yra fainas tuo, tai sako make everything disappear, padaryk, kad viskas dingtų. Drag corresponding items onto each other to make them disappear. Tai sujung susijusias dalis ant viena kitos ir padaryk, kad jos dingtų. Ir tada sako start game, pradėk žaidimą. Tai va, turim čia daug visokių dalių ir spaudžiam. Tarkim, England, ar ne, tai ir eisim į Angliją. Tada how are you, ir ieškom 3 žodžių, kaip tau sekasi, viskas gerai, hi, kažkas, labas. Ketvirtadienis, Thursday, tu miegi ilgiau šeštadieniais, Tuesday, antradienis. Nu va. Ir tiesiog skaičiuoja mūsų laiką, per kiek laiko mes tai padarom. Nu čia daug mano visokių, matot, netikrų anketų. Tai va. Tai tiek. Tai tikiuosi, kad dabar šiek tiek aiškiau, jeigu ne, tai prašau parašykit, aš tada irgi sugalvosiu, kaip dar jums čia geriau paaiškinti. O jeigu viskas aišku, tai gero mokymosi ir iki kitų kartų. Iki.